Labas. Sausio 10 dieną buvo tiesioginių transliacijų maratonas pavadinimu Sofitonas, kuris truko 18 dienų ir dėja 19 dieną jis baigėsi. Kas tas Sofitonas? Tas pats kaip Subatonas ar Eurotonas. Tiesiog tiesioginė transliacija, kurios metu kiekvienas euras prideda prie laikmačio tam tikrą kiekį laiko. Kai laikmatyje sutiksi paskutinę sekundę, transliacija baigėsi. O dabar sugrįžkime į praeitus metus prieš pradėdami naujus. Au, skauda man! Kodėl man skauda? Mirsi! Mirk! Pasigydyk. Labas rytas. Tai tu cinamonu! Oi. Friendly fire. Ačiū. I'm still standing. Sveikinu, autostrada Vilnius Kaunas. Žuvėdra. Jo, tai žuvėdra. Aš ne žuvėdra. Čia ne žuvėdra, dabar su karatą. Baigiai tipo? Oi! Neklipinu. Ką žinau, normaliai pasirodžiau. Labas mama, kaip tu gyveni? Eglė, tu vieniša? Jau nebe. Ne, nedarysiu, girdėjau jau. Girdėjau. Užmušam ją. Davai. Gerai. Jas jau! Sveiki su gimtadieniu, tik primenu, kad kitais metais jau bus napiai. Gerai, žinosiu. Ačiū. Truputį pažaisime žaidimą, kurio pabaigoje gausime prizą. Gerai, man patinka. Kodėl čia tokia nuotrauka uždėta? Labas, Sofija. Pagaliau per visas mūsų sugalvotas kančias atei čia į savo privatų tūsą. Nebegaliu skaityti jau. Einam žaisti, viskas, va. Gana. Dabar viškai neturiu žodžių. Ačiū kiekvienam iš jūsų. Jūs esate vis tiek fainus ir geri. Turėjome nuostabų laiką kartu. Man buvo garbė būti su jumis. Iki. All right, everybody on the floor. Let's take this higher. Feel
Jau gerai, pradedam. Gerai, viskas, susikupam. 1, 2, pritūpimo padarom. Labas vakaras, mėgėjai. Visiems labas, nesisveikinam atskirai. Mums reikia vienintelį dalyką padaryti dabar. Dabar mums reikia kartu, visiems kartu padaryti vieną dalyką. Suskaičiuoti nuo 10 iki 1 ir paleisti timerį. Ir tada galėsim šnekėti. Skaičiuojam kartu su manim. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Sofitoną pradedam. Sofitonė buvo vokai su užduotimis. Jos atsirakindavo tik tada, kai žiūrovas paremdavo streamerę tam tikrą sumą pinigų. Tik tada atplėšdavau voką ir pasimdavau užduotį. Ir turėdavau ją atlikti per tam tikrą laiką. O štai kaip tai atrodė iš tikrųjų. 10 sekundžių turiu sustingti. 7 round only CS arba Valorant turi sakyti komandai išgalvotus spotus. Viktorija, eisi žais vadina su manim? Ai, patys pasiskaitykit. Apsirengti 25 viršutinius drabužius vienu metu. Words on stream. White Topija. Medituosim, karoči. APT dance. Ne, tai dabar va tiek turiu. O ir pačią pirmą dieną kažkas spėjo papokštauti. Labą vakarą. Dabar, žinokit, dzintą žaidimą, žinokit. Panašu, dar pabūsim, čia pabūsim. Mango, 300 eurų. Wow, wow. Wow, look at this. You know what this means? Žodžiu, užduotis pavadinimu ne tavo diena. Aš, turėdama šitą užduotį, pasižadu, kad per parą turiu atlikti 500 atsispaudimų. Aš norėčiau šiandien dar ramiai pabūt. Galima nuo rytojaus 500 pradėti. Žinoma, kad buvo leista pradėti nuo rytojaus, bet tai nereiškia, kad pirmąją dieną nereikėjo daryti užduočių. Kaip platumo. Aš turiu labai daug maikių visokių ir kelnių. Gal pradėsiu nuo maikių? Nuo maikių pradėsiu. Jūs skaičiuokit. Mes jau turim 3 realiai iš tikrųjų. Ne 2, o 3. Dabar bus 4, žinau. 8. Dar visai nestora. Oi, baikit. Učiučiu. Jau žinokit, rėmą turi. Žinokit, nesiseksiu, nereikia. Žinokit, aš namuose irgi neužsisekus vaikštau. Vienintelį kart streamę galiu pakelt Sijoną jums į streamą, prašau. Prašau, su visų gražumu. Pirmą kartą streamę, žinokit, padariau. Ir paskutinį greičiausiai. Bet dėja nusirengti nebuvo taip paprasta. Pala. Viskas gerai. Galėjau ir truputį pailsėti. Šią meditaciją aš pradėsiu nuo tokio trumpo palydėjimo į atsipalaidavimą. Tu svidė baigsis, kada aš dar nesuprantu. Miego erdvę. Ir tada paliksiu jūs su specialia muzika. Ta muzika groja. Žodžiu, jau pirma, aš manyčiau, kad aš dabar eisiu ruoštis jau gulti. Aš taip miegu noriu. Nenoriu keltis. Taip gerai būt pamiegot. Bet manęs laukia ne miegas, o atsispaudimai. Žukai, mes turim atsispaudimus įdaryti. 11, 22. Tada papildome laikroduką
Žiūrėkit, viskas gerai. Tada vėl pasportuojam. Pem 2, šiam 1. Tada vėl papildom laiko. Lik man užduočių trūksta, aš už 5 eurus. Vėl sportuojam. 7, 2. Vėl pratęsiam laiko. Nu joptvai, mat, kodėl man taip nesiseka, dabar vėl sportas. Kiek galima to sporto nesuprantu. Laiko dar reikia. Kadangi pasakė paskutinius donėt, galima ramiai sportuoti. Deja, ta žiūrau, paskutinis donėt ilgai netruko. 112. Čia policijai skambina. Mango, tau gal pirštas nuslydo? Kaip čia taip nutiko? Ne jam vienam tą vakarą pirštai slydo ir kažkaip čia patekau į ginklavimosi varžybas. Aš kalbu 26 eurų, aš 12, už 9, 112, aš labai valenkiu galvą. Net va klupiu čia, žinokit, va sėdžiu ant grindų ir klupiu jau jums. Užduotis užduotėlės, jų daugie. Nu palauk, nespėjau, tu kaip nespėjau. Man ir atspaudimus reikia padaryti. Ir karočią ir šitą užduotį reikėjo padaryti. Tada donytas po donyto, tada reikia dar teko, dar išiukas čia bėgioja. Kaip man viskas spėt? Pasakykit, kaip man viskas spėt? Neįmanoma. Palaukit, bi. Negaliu. Yra langelis man ant kaktos, kad aš nenoriu to atsispaudimų daryti. Va ir koks langelis, va čia ant kaktos, smegenyse mano įrašyta. Updeitintas, karočią. Į naujausią versiją įrašyta. Nenoriu daryti atsispaudimų. Einu atsispaudimų daryti, aš vėluoju, žinot kiek, koks 3 jau praleido atsispaudimo ruožus. Žinot, kiek man reikės pasivyti dabar. Ir dar vokų kiek. Palaukit, vokus irgi atidarysim, nes palauk. Man, žinot, aš iki 12 turiu dar padaryti, tai pasakysiu, 190 atsispaudimų. Jau kokį pusvalandį vėluoju. Pumpuojam puts, pumpuojam puts, pumpuojam puts. Aš už 8 eurų. Pakeliu tau karūną karaliau. Paimk, nes pametei. Hebra, klepinti chat be strategijos ir Shiny Mango. Klepinti chat. Klepinti chat. 100 valandų turim, vien dėl jų. Vien dėl jų turim 100 valandų, Hebra. 100 valandų. Klepinti chat. Plojam. Plojam, sakau, juk tu vainu. Dešimt minučių aš laisva, ne? 10 minučių. Ne, na tai dabar vėl karočią, vėl ralio 10. Spaudimai. O, maladės čiatas, ta prasme, 10 iš 10. Tikrai apie nepavars. Tikrai ir tak bus ne jį nepikta. Tikrai žinokit. 100%. Ačiū. Palaukit, man depresija. Vau. Nu ir paskutinė atsispaudimai. Gerai, nebenoriu. Jis aplenkė. Aš už 300 eurų. Atrodo, tu atvemsiu. Būt labai negražu po 300 eurų donėtą apsivemtą, ne? Gal vandens gurkštelis. Vyka nebevažiuo. Aš žinau, kokia ten yra užduotis. Taip, aš žinau, kokia ten užduotis. Tiksliau, mano išsigelbėjimas. Atrakinau užduotį, kuri panaikina visas skoloje esančias užduotis. Tai todėl aš tokia laiminga. Ačiū labai už 300, vau. Aš tiesiog apšelis. Aš einu, aš tavo voką paimsiu. Atsiprašau, man, kad tu nebepirk. Patoti, ta prasme, tiesiog peilį nugarą. Taip, čia žiūrėk. Čia yra mango, čia yra be strategijos. Mango, ate, draugelį, ate. Tapu. Be strategija geriausias žmogus yra, suprantat? 300 vokas.
84 užduotis. Auksinis buzeris. Be strategijos. Meilė. Kliejasi laisvai, prašau. Eik, tu čia hebra, šokam dabar. Hebra, čia viskas balis. Išgraužkit! 37 užduotis. Įgarsinti. Ups, nebereikia. Improvizacinis repas. Ups, nebereikia. Stebėk čatą. Nebereikia. Duolingo pamokėlė? Nebereikia. Viskas, velniap. Aš laimėjau. Aš be strategijos. Tu geriausias. Be strategijos. Tu geriausias. Beleka. Ok, bildinam kitus challenge'us tada. Ko? Nereikia. 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 Ir mano laimė ilgai netruko. Be strategijos. Aš maniau, kad mes draugai ir kad tu mane nori išgelbėti. Tu čia manęs dabar vėl kasi man duobę. Kaip suprast? Sofija eina miegot. Labanaktis visiems. Jeigu kažko reikės, tai, sudėjau. Reiktų įtruoštis, ane? Kaip kūnas pavakar. Neklauskit. Labas rytas. Aš dabar mąstu apie gyvenimo esmę. Į svečius atvyko Viktorija Pel. Labas, Viktorija. Bet žinok, ir streamas girdi. Hello. Nespausiu, man skauda. Tu litrą padarėjai arbatos su pienu? Aš prisikalbėjau, sakau, aš išgersiu, jeigu atvešiu. Ir atvežiau. Tai tik pasisveikink su streamu. Jaudinėsi? Baisu jaudinėsi? Tu gali prisėsti, tave matyti. Pristatau, čia yra Viktorija. Hello. Viktorija Pel. Baigė šustrumas. Ko? Viktorija taip netyčia išdavė, ką ketinam daryti prieš darant. O kodėl aš nesakiaugi jam? Nieko negirdėt. O dabar bandom muilintis iš šitos situacijos. Ai, jie atsišaukė. Ai, atsišaukėgi. Aš jau tai buvau nusiteikus. Aha. Nu, neskanu arbatą su pienu. Aš nesuprantu, kaip žmonės gali gerti arbatą su pienu. Alio, prašau. Ai, da karšta? Ne. Bet jų balta. Kodėl jų balta? Nu, ne su pienu. Jūs man kokį brūdą man duoda. Pažiūrėkit. Smirda, žinok. Ai, tik nebepaliu. Gerk. Karšta gal? Pokalbiai verda, kaip arbata karšta. Tipo neskanu. Nu, nėr labai jau, kad kaniai. O medaus arbato yra, aš nežinau, ko dėjo. Gal žurknodžių pridėjo dabar yra. O aš turiu visą padelį išgerti? Nu, tu sakai visą padelį išgersi. Tai gal einam tą antrą variantą daryti, kol atauš. O jūs žinot, kas čia bus, ar nežinot? Nes mes tai čia kažką esam paruošę jau. Tai tu ruoškis, su kuria čia ranka geriau. Aš nežinau, su kuria noriu. Aš šis nenoriu. Tu šitas daug? Nu, pasiruošus? Ne. Eik tu savo. Stipriai ar nestipriai? Aš atsimerksiu. Pasitengsiu neišjungti tavęs svarbiausia. O, dieve. Gal greičiau? Viskas čia yra Viktorija. Jūs tai nori ir tu gal?
Darbas atliktas. Galiu važiuoti namo. Gerai, viskas. Sudėjau. Labas rytas, ačiū labai už subscribą. Labas rytas. A girdit mane? Ryžiukai atėjai? Mama tave myli. Ką tu turėjai prie burnos? Žiūrėk, davai namų užduotį prasa. Slaptą ratą suksim. Slaptą raktą. Raktą suksim. Hebra, mums duos slaptą raktą. Raktą, kas yra? Kodėl man raktas? Slaptas ratas tai užduočių ratas, apie kurio turinį aš nei nežinojau. O jį turėjo tik mamukas, neįvykdžius užduoties reikėtų atlikti tam tikrą bausmę, apie kurias irgi nežinojau. Tu nematai nei vienos užduoties. Aš matau taškelis. Taškelis, kablelis, tai žodžiu. Sakyk, kada sukt. Nu tai suktum, kiek čia aš šalausiu. Net aš nežinau, ko jau užduotis. Tu juokauji? Ne. Nu ką, nu. Tu dabar pasakys tiek. Tu gali nedaryti užduoties, bet tu tada gausi baudą. O galima užduoti baudą ir tada pažiūrėti, kuris blogiau? Ne. Tu arba darai baudą. Tai jau tau rinks. Tu ten numeriai? Aha. O tas bausmės blogiau tipo yra? Kaip kokios? Bet aš turiu random sumaigėt. Taip. Ir negali, jeigu tau numes ragelį, ta prasme nesiskaitys. Tau turi bent jau pasakyti porą žodžių. Nu bet tai aš žmogui dieną sugadinsiu. O kodėl? Ne, tai gal kaip tik jisai sakys, oi, mane į pasimatymą pakvietė. Eina šiek. Tu gali per visą dieną, aš tau duodu laiko, tu Ne, reikia dabar arba niekada, kaip sakoma. Na, davai. Aš nenoriu, kad jis susižengtų, man bus dar baisiau. Alio. Labas, Tadai, norėjau tave pakviesti į pasimatymą. Į kokią pasimatymą? Nu, Tadaigi, mes tarėmės į pasimatymą, kad aš tave pakviesiu, tai pasiryžau pakviesti. Nu, jeigu ko, čia ne Tadas, o Vladas. Jeigu ko, tai ne tas telefonas galbūt. Gali būt suklydau. Labai tada atsiprašau jūsų. Nieko tokio, skambinkite. Atsiprašau, geros dienos tada jums. Ačiū viso. Viso. Čia ne ta. Net rankos ne. Aš tai bijau, kad bus piktas, žinai. Žinot, kaip būna paskambina, po to, nu, kumbini, kokiam, žinai, marozui. Dėdį tiesiog. Var padarai, dabar man bloga. Palauk, man dabar bloga. Atvyko Viktorija pagaminti man slaptą kokteilį. Gal ir jūs norėsi tokį pasigaminti? Kaip to plaukų reik nesuvelt dabar. Būtų gerai. Užsikraunam savo patiekalus. Pasigaminti slaptą kokteilį jums reikės. Yra, žodžiu, šitoks dalykas, yra toks dalykas, yra toks dalykas, yra toks dalykas, toks. Tai žiūrėk, dabar apčiupinėk viską ir gali 2 pašalinti. Ta tutelą, tą tokį storą apačią viršus ploną. Jo, va. Šito. Ok, kam mildės? Visiems dievams. Ak, čia bus geras. Nebus geras. Oi, kaip skaniai. Jo, atrodo visai neblogai, sakyčiau. Nu, žiūrim pagal kvapą. Aik, skaniai kvepia. Nejaugi bus skanus. Nu, žinoma, neatrodo blogai. Ana. Atrodo žaliai. Pavastai. Ko čia dėjai? Kmynų? Aik, tu kmynų. Kad pačius bloguosius išsiemi. Kas galėtų sugadinti skonį. I am evil Homer. I am evil Homer. Samba sway, twist and turn, night to day, night to day. Ooh, yeah. Tipo, tai baisu.
Atrodo, kad kažkas man į puodelį pridėjo. Tau gal skanu bus, mėgsi gi sveikti. Nu, nėra labai skanu. Nu, bet tau gira ir kokteilis tikrai nebus gerai. Tu gal negerk viso. Gerai. Atsigerus tokio skanaus kokteilio, tik miegoti eiti. Ryžė, tu čia nesipatogink. Mes klausom lovą. Ate mano asiliukai. Matot jau mani? Ana buvo labai mažas aš. Dabar didesnis, žinokit. Stanislavas, 62 metų. Be alaus diena šudina. Myli moteris. Koinės keičia tik kartą per savaitę. Tasku, suprant, 2 kodėl gaila kuo. Suspažinau tokią Anžuliką Gėliną ir Nagučai. Drin, stikluk iš karto Stanislavas. Aliaus, kas turi, aliaus. Jis sako, aš tau puodiko neduosiu, jį man alų į stiklainį įpylė. Matot, Saska net anglų pramoko. Nes Anželika buvau. Visų savaitę mes kruizą darėm jos būti. Nu, paragaujam šitą įdomaus gėrilo, aukščiausios pušies alus. A čia tikrai alus, o ne mižalai? Taip tai klausia. Neklauskit, iš kur žinau, bet panašus. Palauk, einu paieškot savo telefončiuką. Jeigu rasiu... Gerai! Labas vakaras! Stasė 56 metų turi psichologinių problemų. Gyvena su marozu sūnumi. Prisileido per daug botokso. Kantronas, taip, ėjau makiažo kursus. Ar matosi? Ėjau makiažo kursus. Labai stengiausi pasipuošti prieš jūs, kad man sektųsi. Labas, vakaras, kas čia vyksta, kas čia per moteris. Labas, aš Stasė. Malonu susipažinti. Baigiau 8 klases ir viskas. Ir tada ėjau dirbti, pamilau Stanislavą, tada susilaukė man driuchas, aš palūžau, bet aš nepasidaviau, buvau benamė ilgą laiką ir tada išlipau iš to. Tai jis nebe mano vyras, mes įsiskyrėm. Viskas, aš einu. Jeigu ką, šaukit, greit grįšiu. Sveiki, magija šiau. Aš esu Eta Sofija, kitaip žinoma, kad magija. Pradėsime nuo pačio paprasčiausio magiško triuko. Karelė ir mes šitas karelė sukišime mums į ranką. Sukišam į ranką. Dabar papučiam. Labai smarkiai. Papūskit ir jūs. Visi papučiam, kad veiktų magija. Ar pučiat? Papūskit. Aha, jau jaučiu. Mes turime kiaušinį. Magija. Kiaušinis iš niekur. Ir jokios karelės nėra. Taip, turime dar vieną magijos triuką. You're a wizard, Harry. Kurio tikrai nesitikėsite. Turime juostelę, bet mes galime ją padaryti į lazdelę. Matot? Tik biškį pageda, bet nieko tokio. Ir jokios juostelės nebėra. Magija. Turime 2 triušiukus. Jokių nieko nėra, sienų, nieko, matote? Nieko nėra. Paėmėme vieną triušiuką ir dedame jį į delną, taip? Ir dar paėmėme vieną į kitą ranką. Papurtom, papučiam, hebra, papučiam. Ir... Jie vienoj rankoje buvo. Kaip išnyko jis iš kitos rankos? Tai yra magija. Ir paskutinis šios dienos triukas. Esu paruošus pabaigai patį galingiausią burtą. Tai dauginimo. Dauginsim kamoliukus. Mums reikia, kad į mūsų raudoną patektų kamoliukas. Padaužom. Visi spraktelim pirštais. Sprakt. Nu ir žiūrim, ar atsirado. Taip, kamoliukas atsirado. Geras. Mums reikia tuos 2 kamoliukus padauginti. Tuo mes dedam. Uždedam. Daužom. Vėl mums reikia sprakt. Visi sprakt. Ir žiūrime, ar jau yra.
Jie du! Taip įmanoma. Kaip taip įmanoma? Nu ir paskutinį kartą dedame ir padarome šiek tiek sudėtingiau. Uždedame ne vieną puodelį, o 2. Padaužom ir spragt. Ir pažiūrime, ar yra. Prašau! Iš 1 padauginame į 3. Ačiū, kad dalyvavote Sofijos magijos šou. Po tiek magijos tikrai reikia pamiegoti. Viskas, einu miegot. Labą naktis. Diena praėjo ramiai, bet prieš miegą 2 žiūrovai nusprendė pažaisti. Taip, tiesa, einu miegot. Jo, nu nežvenk. Kodėl mango taip darai? Tos 40 metų, kas ten. Jokingiausiai būtų tas, kad aš prisikalbu, viskas, aš patylėsiu. Aš netiduoju. Aš majomis. Aš debeliukai biškai. O galit nebedoneitin ir einam miegot. Ačiū. Labą naktis, kas čia vyksta, nieko, einam miegot. 8 dieną man reikėjo žaisti žaidimą pavadinimu Outlast, bet tą žodį žaisti, nelabai derinu su tuo, kad to jūs pamatysit. Aš palauksiu, kol nueis. Jis nieko nedaro. One eternity later. Tam balsus girdėjau. Much later. Two very boring minutes later. O galima kažką padaryti, kad nereikėtų šitą žaisti? Nu, ten dėdė ir su pagaliu. Aš to įverksiu, žinai. Jau nebenoriu. Aš galiu išjungti. Much later. Išjungti šitą. Aš ištrinsiu iš Steam'o, kad net neturėčiau aš čia. Labas. 9 dieną turėjom kaligrafijos užsiėmimą, kuris man nelabai sekėsi. Labas diena, visą gerą. Sveiki atėję į relaksaciją. Patikrinsiu, ar veikia. Per daug pasiėmiau. That's what she said. Taip, mėlyjei žiūrovai, dabar biški mes parelaksuosim. Martynas. Gerai, užrašome Martynas. Aš prizuminsiu truputėlį. Visiškas relaks. Augustė. Gerai. Jums truputėlį aukštyn kojom. Leiskite padėti. Įkvėpim tylą į save, iškvėpim rūpesčius, jie nueina ant lapo vardų sąrašo. Deja, matote, lape vietos nebėra. Ačiū, kas relaksavo kartu su manimi. Labas rytas. Labas rytas. 10 dieną reikėjo man žaisti CS2, atsistojus ir atsitupus. Važiuojam. Į pergalę. Vo, teisingas požiūris. Bėgu, nenori sprogti, aš nenori sprogti. Maniau, man visai gerai seksis, bet dėja. 3. Nu, šovė mane, žinokit. Šortė. Pitė. Yra ten, yra vyka tiesiai. Gal.
Šortas žudo. Ai! Ai, niekas. Dar 2 šortą. Eina šiaip, kas čia yra. Nenorėjau čia šaudyti. Ten prie dėžių. Bet. Man daug gyvybių nebė. Aaa! Bomba, 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 mes turim. Longę. Longę. What the f***? Yra daug. Atsiprašau, kitė. Na, yra ten. Dviesi išrint. Girdėjau abiejų stepsus. Nu nebent jie bėgsi šortą. Sakau, kad nenušau. Miriau. Aš blind hero esu, ką aš žinau. Viskas gerai. Viskas, aš varau. Jūs kaip žinot, o aš einu šikti ir tada jau einu mėgoti. Labas rytas. 11 Sofitono diena buvo mano gimtadienis. Žiūrėkit, čia yra dovana nuo Viktorijos ir Gyčio. Aš labai noriu atidaryti prieš jų akis, kaip sakoma. Aš nežinau, kas čia yra, bet aš dabar patrauksiu va šnerelį, žiūrėkit. Kaip atidaryti vyką, kaip tu čia surišai? Pala, aš apeisiu sistemą. Čia sveikinimas yra. Oh my god. Tiek paskaitysiu. Taip, Veronika, tai jau antrasis gimtadienis, kurį švenčiame kartu. Jaučiuosi kaip šeimoje švęsčiau. Labai džiaugiamės turėdami tokią smagią, aktyvę ir didelę širdį turinčią draugę. Palaukit, mane viskas. Tikimės, kad gimtadieniu kartu galėsime švęsti daugiau nei ant rankų pirštų. Tikiuosi. Linkime didžiausios sėkmės ne tik gyvenime, bet ir Twitch'e, kad meilės niekada nepritrūktų ir didžiausios kantrybės žaidžiant ir bendraujant su tokiais ablavukais kaip mes ir tavo Twitch žiūrovai. Su didžiausia meilė, Gytis ir Viktorija. Apsiverkt noriu. Neverksiu. Šiemet aš neverksiu. Atsimenat, kai 16 valandų dėliojau Lego? He's back! Kas čia yra? Kovos aparatas statyti reiks. Daleka, kiek detalių. Čia reikės atskiro stream Gyti su Vika. Turiu dar vieną dovaną, bet čia yra nuo Gintaro. Aš labai norėčiau atidaryti ją, kai bus Gintaras. Gerai, Hebra? Much later. Gintarai, aš prie tavęs atidarysiu dovaną. Aš laukiu, kol tu ateisi, Gintarai. Aš nežinau, kas čia yra. Aš bandau atidaryti, kol dar turiu laiko. Kaip šokia knyga. Kas čia yra? No way! Kaip užflashint, bu normaliai. His Life is Strange knygą atsiuntė man. Ačiū labai, Gintarai. Oh my god. Tik mano dievaitinis žaidimas. Šitiek parašiai, Gintarai. Aš pasiliksiu vėliau, gerai? Aš šitą pasiskaityti vėliau pasiliksiu. Gerai, Hebra. Ką pirmą šaunam? Bombardą ar šampaną? Bombardą. Aš bijau. MySpace Rave! Birthday Wave! Gimtadieniu! MySpace Rave! Su gimtadieniu! Nežinau, bet aš viskas einu ruoštis liūlę. Viso gero. Dvyliktą dieną scenoje turėjome komentatorių Gebūrį PUBG žaidime, nes aš negalėjau kalbėti. Tu išgyvenai ilgiau negu tie du, stovėdama vienoje vietoje. Na kągi, mėly ponios ir ponai, sveiki susirinkę į PUBG squad game'ą. Kai manome, Sofija šiek tiek pavėlavusi, rado Augustavą, bet nenori Augustavą. Jau taip norėjo šauti koją, matosi. Susilaikė.
Jau kvepuoja. Sirbėm tas kulkytę, džim. Turi 220 kulkų, vieną first aidą ir 2 painkillerius. Viskas, ko reikia išgyventi ir nušauti visus. Dabar šoks ant motociklo greičiausiai. Ir važiuojam į pergalę. Ne į tą pusę važiuojam, bet viskas gerai, siena, o stojam gerai. Šaudai ją. Žiūrėkit. Va taip, lengvu veidu. Bandidžų pasiėmė? Ne, painkillerių vis tiek nereikia. Bet turi labai gražiai surinktą SLR. Ir 300 kulkų, kas yra nuostabu. Na ką, matome, Sofija vėl bandė važiuoti, bet biški ne į tą sėdynę atsisėdo. Ir vėl važiuojam link Viktorijos dabar. Greičiausiai bandys kooperuoti su savo teamitu, kad laimėtų šitą žaidimą. Ieško akmens, medžio, ne, pataikė. Pataikė į akmenį. Važiuoja per lavą. O aš? Ir paliko savo teamitą, gražiai priparkavo motociklą ir eina į namus. Šauna painkilleriuką, kiau kad daugiau reikėjo pasimti, na bet ką padarys. Pasima dar vieną painkillerį nuo žemės, nesvarbu, kad ten buvo 4. Prigėrė painkillerį, biški portasi, nieko, visiems būna. Pamatė Viktorija, sako, į tą patį chatą tikrai neįsiu. Atsikėlė toliau motociklą ir važiuoja į zoną. Spėju, kad važiuoja į zoną. Na, bet namas taip iššoko šiek tiek ant kelio jai. Na, bet ką padarys? Būti traukuliai, čia turbūt painkilleriai dar reikia. Bum. Na, tos duris irgi tokios sunkios labai. Su motociklu atsimuši ir net duris neužsidaro. Labai lievo šito žaidimo fizikos. Arba mirsim, arba ne. Ir gazos dugnas, ir akmuo. Išvengia akmens, bet, na... Jo. Tu nubėgo tiesiog. Čia viskas buvo suplanuota. Taip, ir bėga dabar į Makalpą miestelį. Dar kažko ieškos. Kažko jai vis dar trūksta. Taip, lipa į antrą aukštą. Turbūt ieško dar vaistukų. Rado painkillerį dar vieną. Na, po 4 painkillerių tikrai jau greičiausiai bus perdazimas. Nežinau, bet jinai pasirenka išgerti 3 painkillerį. Oi, rūksta dūmai. Ir varam dar. Taip, Sofija išgirdo šūvis, bet pasirenka nežiūrėti tą pusę. Sako, jeigu aš jūsų nematau, jūs manęs irgi nemato. Traukuliai, nieko naujo. Tik išgeras ir man būtų traukuliai. Jeigu jinai bus zonos centre, ten ir bus zona visa. Ir bėga į kitą kompandą. Taip, stebi aplinką, tačiau nieko nepamačius, bėga prie kito langelio. Matomai sičiuchina nuo vaistų truputį, biški dabar lomkis. Jau supranta, kas vyksta aplinkui, jau nebeapsinešus. Tačiau galva dar vis skauda. Yra žmogus tam? Taip, Viktorija gauna damage, bet Sofijai tai visiškai nerūpi, ji net nežiūri į tą pusę. Panašu, kad nebus žaidžiame komandiškai šitą mačą. Taip, Sofija įsitraukė SLR. Žiūri, nieko nemato. Šūviai šalia Sofijos, visiškai šalia Sofijos. Jinai jos išgirsta ir pykina. Ir ieško dar, matė vieną žmogų, nežinau kiek pataikė. Greičiausiai, kad nelabai pataikė iš jūsų. Vieta? Taip, tuo tarpu Viktorija gaila, tačiau buvo nokinta. Sofija panašu, džiaugiasi tuo, arba dar vėl painkilleriai veikia, nelabai suprantu, kas čia vyksta, bet jinai labai purtos kažkodėl. Na kągi, ir lieka top 8. Sofija, kuri buvo AFK pirmas 10 minučių geimo, lieka top 8. Na, tai tikrai puikus rezultatas, mano manimu. Ateik pakelt mane, moterį. Pažiūrėjo, ignoras. Purto galva lygtais atsakytų ne, bet kažkodėl nešneka, labai bloga komunikacija tarp komandos narių. Na, bet ką padarys? Ir mėto granatas link Sofijos pusės. Sofija truputį devastacijai, nežino ką daryti. Nelabai suprato, iš kurios pusės metė. Tačiau girdi šūvius dešiniai pusėje ir iškart atsisuko į juos. Mato žmogų, bet nusprendžia nešaudyti jį. Galvoja, kad jeigu pabus tyliai, jie nežinos, kur jinai yra. Kokia disciplina, tiek nešaudyti. Tada sako, būsiu silent and deadly. Taip, lieka tik 6 gyvi asmenys. 2 yra nokinti, bet Sofija gaila, bet paima zoną. Jai reikia bėgti dabar. Bet jinai turi backpacką. Labai geras backpackas. Ją šiek tiek apsaugojo. Šūviai. Na gaila. Galbūt kitą kartą. Buvo bandyta. Tikrai neklausysim. Viskas. Aš einu ruoštis miegot. O jūs kaip žinot? Labas rytas. Labas rytas. Ryžiukas irgi sako labas rytas. Ką? Labas rytas.
Mamukas atmetė dėžę, man reikėjo tada, kaip blogai viskas skamba. Ne mamuko dėžę. Nu, mamuko dėžę, bet ne mamuko. Nu, normalią dėžę. Mes turime tokią dėžę. Tai va, visą šitą dėžę galiu valgyti šiandien ir realiai tik ją ir galiu valgyti. Tai ką mes čia turim? Turim čipsiukų, honey and barbecue flavor. Tada turim čipsus. O ne, su wasabi. Nemėgstu wasabi. Turim žalę keistą padarą. Realiai čia kai prigeri ir privalgai, va taip jūsų skrandukas atrodo. Woohoo! Look at that blubber fly! Turim laimės sausainuką, turim mogu, kitokį mogu, turim psaidaką, tada turim Pikachu, kas čia? Tu viską jami, ką aš nemėgstu, ne? Džingerį. Tu nori, kad aš apsiremčiau. Kodėl tu jami viską, ko aš nemėgstu? Pasityčiajimas čia yra tiesiog. What is that? Kodėl čia čili? Aš šiandien trydą paleidau, tai rytoj 3 trydas leisiu. Aš pomidoro padažo irgi nemėgstu. 1 bomžpakis, 2 bomžpakis, 3 bomžpakis. Aš valgyt labai noriu. Mano pasirinkimai yra riboti. Kuris čia bomžpakis geras? Instant noodles, hot and spicy. O čia yra neaštrių makaronų. Gerai, tada šitą. Kažką valgys, jo laimės sausainuką. Ir man lemti katinas įsinešė. Dar paragavom saidako. Tik nelabai suprantu, ką čia yra. Citrus flavors pork lumbato. Nu kažkas į tą panašu. O dabar laikas pavalgyti. Taip aš kažkaip nealkana jau. Jo, šilta. Jau dabar man šilta. Nebenoriu. Labas rytas. Nebelabas rytas. Mums reikės užduotį padaryti, žinokit, pasidaryti atvirkštinį makiažą. Tai suprantat, kad vyram parodys ir jie pusę nežinos dalykų, kas čia per daiktas. Paskutinis dalykas - pudra. Kokia pudra? Tai reikia daryti atvirkštinį. Tai kas, pavyzdžiui, skirta lūpom, turi būti ne ant lūpų. Suprantate tamsa? O tai dabar, gerai, sakykit, nuo ko mes pradedam. Ką man reikia, ką kur dėti. Lūpdažis ant antaką, ne? Ko tokia antakiai ryškus, kad mane geriau matytum? Rimtai? Žalia ant lūpų? Tu juokauji? Tušta šešėliam? Kaip tu tai įsivaizduoji? Nu gerai, kas toliau? Blogiau tikrai jau nebebus. Šešėlis kaip bronzerį? Nu tokia atrodo biški šaudus. Labai gražiai atrodo, super. 10/10. Neš pudrą, dėsim ant blakstį. Man matos jum ne. Nosytę papudruot. To lūpdažį. Papudruot. To kaip klaunas atrodys, kaip gera. Bėgsiu pragarę. Nu tai bučiuką dėdė. Man nepatinka tokius va dalykai. Jum bučiuotis nepatinka, ne? Nepatinka. Nešu kudašius čia praustis. Visai gerą. 15 Sofitono dieną žaidėme Jackbox TV ir Sofija įsijungė vaidmenį. Čia aš, labai, sveiki. Gospodos, intravertas. Kodėl tu intravertą pasirinkai? Cake taster, supratom. Makaronų gamybą. Spin instructor, okei. No. Loves horoscopes. You walk into the house and want to show your stuff. Taip, be strategijos pasiimu gitarėlą ir pradedu. Ką? Atrodo. Paperčiu. Kaip matote, mano televizija padarytas iš bomžpakių. Darau pritamus skaitydama horoskopus. Ok. Čia mano sofa sėdžiu. Ateinu ir suku plaukus tarp pirštų, mirksėdama savo blakstėms kolegoms. Give them a compliment to boost their ego. Ba strategijos su Eta Sofija. Pocinkis greičiau visi žinot, kad gerai atrodai. Tau makaronai veda iš pro. Taip, aš su tevnai nebesdė gėlytė. Go. Tu be strategijos. Nieko nebus, nieko negaliu padėti. Tu Andrėja. Žiūrėk, karočia horoskopai ten planetos susilygiavę. Nuostabiai fotografuoju dangų. Myl.
What do you wish for? Noriu romantiškos vakarienės su Andrėja. Net neklausk. Taikos pasaulis, supratau. Who is it and what are they leaving out? Palieka savo Andrėją. Ta rūbus prie Gaspos kambario palieka Andrėja šiaip. Vis palieka savo gitarą. Geros būters. Alio, gal Magna? Gaspa palieka. Kur papuola mėtų blakstienas? Supratau. Ne, tai gerai. What? 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 Aš tikrai nemaniau, kad Gaspadoris laimės. What the hell? Kaip tu laimėjai? Pirmą kartą pramėgau. Aš grąžinsiu jums tą valandą, žinok. Nebuvo nustatytas žalintuvas tiesiog. 16 Sofitono dieną žiūrovai labai norėjo pasiekti pasakas, bet gavosi taip. Kartą gyveno toks smėlis. Čia apie save. Jį visi žino iš Sofijos stream. Jis gražus, gal šiek tiek privalumų yra. Nes turi kelius konkolus, kurie sprogo nuo tokio gerų. Kūzė suvalgė žalią mėsą ir pavirto į zombį. Ir suvalgė abuolį. Ir tapo amaru, kuris vežioja sudegusias picas. Ne, tai supratau. O vežioja sudegusias picas, nes turėjo Flintstone mašiną, kuri buvo be galo sena ir vairuo nežino, kaip ją vairuoti, tai nuvažiavo pas daktarus, jos galėtų patikrinti. Ką patikrinti? Ar dar galvoje yra smegenų, bet jų nebuvo. Bet juokinga. Tu buvai zombių samaras, kuris pristatinėja picas ir be smegenų. Kaip ir logiškai. Ne? Gal biškai. Nebenoriu. Jo, papa. Labas rytas. 17 Sofitono dieną žaidžiau Fall Guys, bet turėjau kalbėti dainuodama. Kuo jūs krentantis veručiai? Krentam. Bėgu, aš irgi bėgu. Aš stengiuos, aš labai stengiuos. Tiek prastai, kad net Sofija greičiau atbėgo už mane. O taip. Labai prastai. Krentu. Aš irgi. Bėgu. Ir nebebėgi. Ir nebebėgu. Žaidžiam. Čia iškikint žmogų iš lobby. Atsiprašau. Nepatinka man šitas mapas. Manęs nebėr. Kaip man nesiseka. Nesišoka man visai. Tok neštas kamalys. Nukritau. Dar tiek mažai nebuvo užduočių. Tai nesakau, jau viskas šiandien baigsis. Tam ir pasipašiau čia ant pabaigos. Ar tikrai šiandien buvo ta paskutinė Sofitono diena? Ačiū, pacanų išpinksiu. Tai eisiu mėgu. Dabar jau tikrai eisiu mėgu. Jau dar valandą pamėgau. Ačiū, smėliu išpinksiu. Pamėguosiu, išsimėguosiu, atsikelsiu ir tada jau atsisveikiu. Ką tu man? Ką man padar vazai? Pakulkuliuosiu. Homai? Sako, neik mėgoj dar. Paliauk. Viskas, gerai. Labas. Šiandien vakare pagal planą turėjo būti paskutinė Sofitono diena, bet... Aš šausiu mėgot jau, tai jau tikiuot pamatyti tave ryte, jei ne, tai tada bent klipą pabaigos. Galima greičiau mačį start, aš nesuprantu, man laiks pinigai dabar. 20 minutes later. Rūdai. Wow. Aš jau viskas, man jau čia širdis dreba, viskas čia jau galvoju, kokią kalbą pasakysiu, atsek. O tu čia taip. Ačiū labai. Aš tai jau turiu Komikono bilietus, aš tai jau būsiu. Tai sustiksim. O jūs visi turite Komikono bilietą?
Viskas. Labanaktis, sustinkam ryte. Daugiau nieko neturiu ką pasakyti. Labas. Žinai, aš pati nesuprantu, ar aš mėgau, ar aš nemėgau. Ką galiu pasakyti, nieko keista. Žmogus pamėgojęs biški kelias valandas atėjo prie kompo atsisveikti. Nieko keista. Visiškai. 9 minutes left, the crowd's all tense. 3 ticks later, here comes suspense. Man tai tu toks trolis. Someone's laughing, pulling the strings with ease. Galima pabaigti. My God. Flames, a looping cycle. Who's to blame? It's the never-ending timer. Tick tock, tick. They donate. Reset. It's the favorite trick. We're stuck in this loop. No escape. No end. The clock's not a timer. It's our new best friend. Nu ką, pabaigėm. Pirmas dalykas, ką norėčiau pasakyti, kad, tikrai pasiplokit kiekvieną savo. Tikrai ne visi čia yra. Tikrai kiekvienam noriu padėkoti iš visos širdies. Ir tiems, kurie doneitino, nes doneitų faktas, kad ir buvo susidėjęs tas pilnas visas šitas laikas, kurį mes turėjom kartu. Bet taip pat noriu padėkoti ir kiekvienam žiūrovui, kuris tiesiog žiūrėjo. Kuris kiekvieną dieną ateidavo, pasakydavo man labas rytas. Ir kiekvieną vakarą pasakydavo man labanaktis. Myliu, kad ir trolinat, kad ir pykstamės, kad ir džiaugiamės. Nes tiesiog mes esam, kaip ir sakau, šeima. Tai mes būnam kartu, verkiam kartu, džiaugiamės kartu, liūdim kartu, žaidžiam kartu, viską darom kartu. Ačiū, kad žiūrėjot, man buvo garbė būti su jumis. Tai ačiū visiems, kas buvot, kas esat, kas būsit. Čia buvo Eta Sofija. Sofitonas 2025 metai yra baigtas. Ačiū visiems, kad žiūrėjot. Jūs esate nuostabus, myliu, bučioju, nepykit, išvažiuoju. Ate. Goodbye till next year. Sofija šeima tai ne tik Sofija, tai visa jos bendra.